Sveiki visi, sporto komentatorius ir žurnalistas Jonas Lekšas. Dar vieną savaitę su jumis. Artimiausiu metu šiek tiek pasikeis ir laidos formatas, tai artimiausiu metu naujienos išeis būtent šiame kanale, tad nepamirškite jo prenumeruoti, laikinkite po video, komentuokite savo mintimis, dalinkite. O dar vieną savaitę, kai aš prognozuoju rungtynių rezultatus ir pradedu nuo antradienio dvikovos Europos taurėje, Panevėžio 7bet Lietkabelis grįžti į namus. Panevėžyje laukia Breso Burgo komanda, Europos taurės vicečempionai su naujai iškeptu Prancūzijos rinktinės vyrių treneriu Frederiku Fautu. Komanda, kuri dar nepralaimėjo Europos taurėje, bet savaitgalį patyrė pralaimėjimą per pratęsimą Dižono komandai Prancūzijos lygoje, bet apskritai toje komandoje net sunku kažką labai ir išskirti, kadangi labai panašus taškų vidurkį tarp visų krepšininkų. Maksimas Salašas turbūt mums yra geriausiai pažįstamas, bet tuo metu panevėžiečiai sprendžia savo problemas. Jie apskritai dar nėra iškovoję nė vienos pergalės Europos taurėje ir tų staigmenų reikia pateikinėti dabar ir čia, kadangi laikas bėga, Europos taurėje galima prisidaryti labai daug negerų dalykų, bet pastaruoju metu 4 pralaimėjimai paeiliui, atrodo, kad pataikymo procentai po truputį kyla. Tas rungtynės Kaune su Žalgiriu buvo kovingos, bet vėl labai nerezultatyvios ir neaišku, kai yra Aleksandro Kovliaro situacija, jisai praleido mačą su Kauno Žalgiriu, Danielis Lavrinovičius ir Briksas artėja prie sugrįžimo, bet reikia kažką keisti, turbūt perimetro linijoje, pirmiausia Panevėžio 7bet Lietkabeliui. Manau, kad laukiams vėl labai sunkus vakaras, galvoju, kad Prancūzijos komanda iškovos pergalę, ji nebus lengva, panevėžiečiai duos kovą, bet pralaimės 5-8 taškų skirtumu. Ketvirtadienis ir Kauno Žalgiris po naujienų apie Tairo Navolas yra mažumoje, galima taip sakyti, gynėjų linijoje papildomas yra ieškomas intensyviai, ieškomas yra NBA aplinkoje, bet tuo metu ir atvykstantis Tel Avivo Makabis į Kauną negali pasigirti labai plačia perimetro linija. Taip, Seibenas Lee yra naujausias papildymas, didžioji Eurolygos sensacija, bus labai įdomu, kaip jiems seksis žaisti Eurolygoje, kai atsiras didesnis skautingas ir kažkiek jau to pamatysime Kaune. Dovydas Gedraitis turėtų būtent jį prižiūrėti, bet Rokas Jokubaitis dar negali žaisti, Venianas Gebrielis grįžta į rikiuotę, bet neaišku, ar jau galės žaisti su Kauno Žalgiriu. Ir traumą savaitgalį Izraelio pirmenybėse patyrė ir Tamiras Blatas, kuris iki tol demonstravo įspūdingą sportinę formą. Yra taip Levi Randolfas perimetre, Jillenas Howardas labai įdomiai debiutuoja Eurolygoje, solidus jo yra skaičiai, bet didžiosios bėdos Makabi yra perimetre. Galvoju, kad net Žalgiris jų turi mažiau, ypatingai matant, kaip atrodo Silveinas Francisko. Vėl Žalgiris grįžta į namų areną, kur atidarimo rungtynės kol kas su Barcelona buvo stabiliausios, žvelgiant iš Eurolygos perspektyvų. Tos kitos 3 rungtynės išvykose buvo sudėtingos ir sėkmės dėka Italijoje pavyko išlipti sausiems, bet reikalų yra ir net ir nukraujavęs Makabis, manau, Žalgiriui pridarys problemų, kadangi tai yra daugiau puolimo komanda. Žalgiriui bus vis tiek sunku kontroliuoti tos skaičius, bet galvoju, kad būtent varžovų išretėjimas ir Makabi neturėjimas namų, nuolatinis skraidimas jiems kažkiek pakenks rezultatams, ypatingai išvykos rungtynėms, tad prognozuoju Žalgirio sudėtingą pergalę 5-7 taškų intervalę. Nuo Eurolygos nebėgu ir penktadienį Eurolygos Titano akistata, čempionų titulą ginantis Atėnų Panathinaikos vyksta į Stambulą pas Šarūną Jasikevičių ir Fenerbahčę. Abiems šioms komandoms piešiamas žaidimas Eurolygos finalo ketvirtį. Fenerbahčė tikrai turi nuoskaudų iš praėjusio sezono, kai pralaimėjo pusfinalį Ergino Atamano komandai. Šarų ir Ergino akistatos apskritai visada būna labai įdomios. Veidas Bolvinas, manau, kad organizuoja keršto akciją, kadangi būtent praėjusio sezono jis patyrė traumą atkrintamųjų serijoje, atstovaudamas Tel Avivo Makabiui, ir manau, kad visai kitaip būtų ta serija pasibaigus, jeigu Veidas Bolvinas būtų sveikas. Panathinaikos kažkiek grįžta į realybę, pagirios čempioniškos vyksta, praėjusią savaitę pralaimėjo abu kartus per dvigubą Eurolygos savaitę, tuo metu Fenerbahčė pralaimėjo namuose Cervena Zvezda, ten buvo beviltiškas pralaimėjimas, bet atsigerbė Berlyne, kur sunkiai nugalėjo Alba, tad abi komandos, nors ir yra lygos grandės, vienas iš favoričių sezono starte stringa. Manau, kad čia įtaką turės Stambulo Fenerbahčė namai, jie norės reabilituotis po tokios skaudos pralaimėjimų prieš Cervena Zvezda ir prognozuoju pergalę Fenerbahčė ganėtinai rezultatyviose rungtynėse, galvoju, kad abi komandos įmės virš 80 taškų ir Fenerbahčė iškovos dramatišką pergalę 3-6 taškų intervale. Nu ir ką, paskutinis savaitės mačas sekmadienį, galima sakyti savaitės desertas vietinėse pirmenybėse. Vilniaus Wolves namuose priima Kauno Žalgirį. Žalgiris bus po rungtynių su Tel Avivo Makabi prieš dar vieną Eurolygos dvigubą savaitę.
Tuo metu Vilkai savaitės viduryje žaidžia Lenkijoje Europos taurės rungtynės. Manau, kad jėgų pranašumas turėtų būti Vilkų pusėje, jie žais namie, Žalgiris taip pat jau galvos apie kitą dvigubą Eurolygos savaitę, kas ten žino, galbūt jau Žalgiris ir paskelbs apie kažkokį tais papildymą, bet galim prisiminti paskutinės Andrėja Trinkieri išvyką su Žalgiriu į Vilniaus areną pagrindinę, tai ten tikrai turi sunkumų tiek prieš Rytą, tiek prieš Wolves ir galvoju, kad čia irgi gali būti nemaža intriga. Wolves labai nestabiliai žaidžia, vieną savaitę sugeba Badalonoje sutriuškinti vietos Žuventut, po to grįžę į Lietuvą pralaimė Utenos komandai, tai tikrai labai banguojanti komanda, bet turinti daug talento ir kuri yra labai stipriai priklausoma nuo Kauvano ir Andriuso nuotaikų. Viskas labai ten apskritai sukasi aplink legionierius, yra Tarmanas, yra Bruksas, yra Tayloras, kurie sudaro tą visą jų startinį penketą lemiamų akimirkų. Lietuviai yra daugiau pagalbininkai, bet galvoju, kad būtent tokioje sezono stadijoje tarp dvigubų savaičių pertraukoje, realiai vieną savaitę bus vienguba savaitė, kita vėl dviguba Eurolygoje, Žalgiris kažkiek galvos apie europinį frontą ir Wolves bandys prigauti varžovus, plus Magurį yra puikiai pažįsta Andrėja Trinkieri, du italai, du neblogi bičiuliai, vienas kitą puikiai pažįstantis ir čia jūs nustebinsiu, prognozuoju dramatišką Vilniaus Wolves pergalę keliais taškeliais rezultatyviose rungtynėse. Ačiū, kad žiūrėjot, mėly žiūrovai, prenumeruokit mano kanalą, laikinkit, komentuokit ir iki kitų kartų.